Labą dieną visiems. Šiandien noriu pristatyti jums tikrai produktas numeris 1, galiu pasakyti, po Hemochimo Atomy fermentuotas noni koncentratas būtų. Ir kaip matote, mes šiandien kalbėsime apie mūsų iš tikrųjų naują produktą. Visų pirma, norėčiau apibūdinti noni vaisių, jo savybės ir kokiomis savybėmis jis pasižymi, dėl kurių yra toks absoliutus supervaisius. Šiandien mano tikslas jums parodyti 21 priežastį. Kas tai yra? Aš nevardinsiu visų tų 21 priežastį, bet juos sukūrė daktaras Neil Solomon. Daktaras Solomonas yra garsus mokslininkas, atlikęs išsamius tyrimus apie noni vaisių ir jų naudą sveikatai. Jo atlikti tyrimai parodė, kad visose gausu vertingų maistinių medžiagų ir biologiškai aktyvių junginių, kurie gali stiprinti imuninę sistemą ir skatinti bendrą savijautą. Savo tyrimais daktaras Solomonas svariai prisidėjo prie to, kad žinios apie šį produktą pasiektų kuo daugiau visuomenės ir žmonių. Žmonės pirmą kartą susidūrę su noni vaisių dabar dažnai išreiškia 3 paprastus įspūdžius. Jiems jis atrodo, tikrai negražus. Ir vaisių skonis tikrai yra nelabai geras, ir aromatas jo yra labai intensyvus. Paprasčiau tariant, jis negražus, blogo kvapo ir skonio. Bet argi nėra tokio posakio, kad koks vaistas gali būti geras, jeigu jis nekartus. Dabar mes galim pamatyti tą vaisių, kaip jis atrodo. Jis yra skirtingas ir skirtingas ypatingas tuo, kad kada žydi pats žiedas, pradeda formuotis ir vaisius. Dėl to jis turi tokią neteisinglą formą. Įdomu tai, kad noni skiriasi nuo daugumos kitų vaisių. Manoma, kad būtent tą vaisių noni žmonės pradėjo naudoti virš 2000 metų. Ir raudona linija mums pažymi zoną aplink ekvatorių, būtent ten, kur tas noni vaisius ir auga. Tai mes galim pasakyti nuo Afrikos iki Havajų, iki Amerikos. O viršutiniam dešiniam krašte mes matome pjūvį to vaisio noni. Ir čia parodo mums ką, kad ten jis yra lengvas labai ir yra tarpytės oro, kas labai palengvina jo leidžia vaisiui lengvai labai plūduriuoti. Ir dėl to jis labai paplito po visą pasaulį, taip galima pasakyti. Tai, kad noni vaisiai taip pat plačiai paplitę visame pasaulyje, reiškia ir taip, kad jie pagal pagal mūsų pavadinimą nėra vienas pavadinimas, jis turi skirtingus pavadinimus, dėl to, kad vienoje šalyje jį vadina vienaip, kitoje šalyje vadina kitaip. Pradžioje paminėjau, kad noni visada buvo naudojamas gyvūnams gydyti. Iš pradžių būtent vabzdžių pavyzdžių, skruzdėlėm, paukščiams, šunims, beždžionėms. Ir žmonės pažiūrėjo, atkreipė dėmesio, kaipgi jie neserga, viskas su jais gerai. Ir žmonės, kurie būtent gyveno tose regionuose, taip pat, ką jie naudoja, nuo karščiavimo, nuo skausmo malšinimo, vaisių noni.
žmonija irgi pastebėjo, kad Polinezijos gyventojai visur, kur tik tai nekeliauja, jie su savim paima noni veisių. Ir kągi noni vaisius gydo? Pažiūrėkite, nuo karščiavimo iki odos ligų, ir vėmimas, ir sumušimai, ir viduriavimas, gali ir galvos svaiginimas. Ir visur gali padėti tas paprastas vaisius, noni. Dabar norėčiau išsamiau papasakoti apie noni sveikatingumo savybės. Noni sudėtyje yra daugiau negu 200 fitocheminių medžiagų, kaip jūs galite ir matyti, pradedant nuo vitaminų pagrindinių, kurie mums reikalingi mūsų organizmui, nuo A, B, C, E, kalcius įeina, magnis įeina, jau nesakau, kiek yra amino rūgščių, 18 įeina, bet pagrindiniai dalykai, kurie ir kuo jis išsiskiria, tai čia yra antioksidantai. Kitaip tariant, polifenolis, proksironinas. Galite pastebėti, labai turbūt daug laiko neskirsiu kiekvienam, jūs galite labai gerai pamatyti, kas ir ką čia yra ir su kuo. Tik tai norėčiau gal trumpai pristatyti vieną dalyką kaip skopolietinas. Kas čia yra? Šis biologiškai aktyvus junginys pasižymi priešuždegiminiais ir kraujagysliais plečiamos savybėmis. Jis gali padėti, ką mums, reguliuoti kraujospūdį ir palaikyti imuninę sistemą. Kasgi yra tas dalykas iridoidas mūsų? Čia yra antrinės augalinės medžiagos, atlieka jie pagrindinį vaidmenį regeneruojant ir normalizuojant sergančias ir senstančias ląsteles. Kas čia reiškia? Mes galim pasakyti, kad čia jie gali kovoti su tokiom ląstelėm ir su tokia lyga, turbūt kaip vėžys. Kas čia yra, jeigu taip arčiau, proksironinas? Jūs irgi matote apie jo savybės ir kas ten parašyta, aš trumpai jums pasakysiu, kad proksironinas yra ksironino pirmatakas, kuris organizme visada fermentuojasi ir ksironinas yra būtent ląstelių funkcijai ir regeneracijai, nes atkuria pažeistų baltymų pirminę struktūrą ir taip pat palaiko ląstelių sveikatą. Dar vienas įdomus dalykas, kuris buvo atrastas japonų mokslininkų Umezava ir tik tai 1993 metais, tai yra damnakantalis. Damnakantalis, jis ką daro? Jis slopina ir pašalina netikros ir negeros ląstelės. Ką galim vėl pasakyti, kad čia turbūt gali turėti poveikį ir vėžių ląstelėm, jei kovojam prieš vėžį. Trumpai tariant, galima prisiminti, kad noni ypač daug turi polifenolių, iridoidų, proksironino ir skoropolino. O tyrimai rodo, kad noni ypač daug šių sveikatai naudingų augalinių medžiagų turi. Pavyzdžiui, noni turi 140 kartų daugiau negi kivi yra tų proksironino. Dabar irgi toks yra dalykas, jeigu matote, iridoidų tipų skaičius pagal maistą, tas pats, noni visus lenkia. Ir čia vėl galima pamatyti, ką mes matom, daktarą Neil Salamoną. Jis darė tyrimą, paėmė 50 gydytojų ir taip pat 8000 pacientų. Ir pradėjo tyrimus savo. Jie vartojo tą produktą ir jų atsiliepimai. Galite pažiūrėti ir matote, pradedant nuo vėžio sumažėjimo simptomų pagal tą, jau nesakant apie diabetą, yra nutukimas, aukštas kraujospūdis, miegas pagerėja, inkstų sveikata pagerėjo, ir pats didžiausias dabar mūsų priešas šiais laikais tai yra stresas. Tikrai tas dalykas yra labai geras, kovojant. Dabar
kaip taip išsamei aš papasakoju jums apie noni vaisius, grįžkime prie mūsų tikrojų produktų. O tas tikrasis produktas yra fermentuotas sultis noni. Ir kasgi iš kur jis yra pagamintas? Jis yra pagamintas iš užaugintų ūkio Javos saloje, Indonezijoje, Atomi priklausančiam ūkyje. Jis yra, tas procesas fermentacijos vyksta 1440 valandų. Viską fiksuoja ir tyrinėja mokslininkai. Ką jie daro, kas per tą fermentizavimo procesą, kas gaunasi. Gaunasi prokseroninas, polifenoliai, rioidai ir dar visų kitokių dalykų, kur aš jums pasakau. Kasgi čia yra, bet skonis jo galėtų būti, kad vaisius nelabai skanus yra. Skonį, aišku, reikėjo pagerinti. Ir kągi sugalvojo? Sugalvojo, kad skonį galima pagerinti irgi ekologiškomis priemonėmis, tokiamis kaip kokoso cukrus. Be fermentuotų noni produktų sudėtyje yra taip pat ir kitų natūralių ingredientų, tokių kaip kalamasi, natūralus malto dekstrino siropas iš Australijos ir, kaip aš minėjau, tai ekologiškas kokosų cukrus yra. Ir tai labai pagerina ir pakeičia skonį. Bet aš patarčiau, ką padaryti tą noni sultį, kurį jūs norite vartoti, jums reikėtų padėti į šaldytuvą, truputį palaikyti ir jis skonis tikrai pagerins skonį. O dabar aš jums papasakosiu šiek tiek apie Atomi ir apie tai, kaip atsirado Atomi noni. Nes Atomi taip pat neapsieidavo ir be mokslinių tyrimų. Mes čia galime matyti 3 sertifikatus. Ir tie sertifikatai nepaprasti yra, o pripažinti visam pasaulyje ir moksliškai yra įrodyta būtent. Kam skirti šitie sertifikatai? Kad skirtas diabeto prevencijai, mes irgi dabar žinome, kad labai paplitę diabetas formos B, tai čia yra labai geras dalykas, nutukimas, tas pats nutukimas yra, ir būtent atopinis dermatitas. Labai daug žmonių iš tikrųjų serga. Tai galima pasakyti, kad noni būtent su šituo produktu įėjo į 10-tuką ir pataikė būtent tas problemas, kurias šiandien reikėtų spręsti kiekvienam žmogui. Ir taip pat tyrimai parodė, kad noni teigiamai veikia ir imuninė sistema, medžiagų apykaitai ir odos sveikata. Ypač paminėti 3 patentai, kuriuos aš jums ir parodžiau. Dabar aš norėčiau jums truputį pristatyti Atomi ir papasakoti, kaip būtent vyksta visas tas procesas, kaip atrodo laboratorijos, kaip pasiekiamas tas produktas, iš kurio būtent gaminamas tas sultis. Apie Atomi, orot ir noni vystymasi, pati noni sukuria Atomi orot. O Atomi orot yra mokslinių tyrimų ir plėtros įmonė, kuri buvo įkurta prieš 8 metus. Ir įkūrėjų šios įmonės yra pats pirmininkas Han-Jil Parko. Jo tikslas buvo sukurti įmonę, kuri pati kurti aukštos kokybės ingredientus ir nustatytų naujus produktų tyrimų standartus. Idėja buvo ne tik naudoti esamas žaliavas, bet ir aktyviai dirbti, kuriant ateitį ir orientuotis ir labai gerą produktą. Fermentuota noni koncentrato kūrimas buvo vienas pirmųjų ir svarbiųjų Atomi orot pavestų projektų. Tikslas buvo ne tik pateikti rinkai dar vieną noni vaisių variantą, bet ir sukurti visiškai naują, patobulintą receptą. Nuo derliaus nuėmimo, čia irgi jūs galite matyti būtent kaip vyksta visas tos procesas. Nuo pačio derliaus nuėmimo iki pat jau produkto sukūrimo. Tai galima pasakyti, kad noni vaisiai 3 kartus, kada yra nuimami, plaunami, jie ir po to užšaldomi. Ir vežami jie būtent į
Korėją užšaldyti. Ten vėl jos plauna, apdoroja su vandeniu, su visko ir laiko pakavimo šaldymo kamerose. Apibendrinant, Atomy derina tradicinę, ką mes galime pasakyti. Trumpai tariant, galima pasakyti taip, kad Atomy derina tradicinę naturopatiją ir šiuolaikinį mokslą. Todėl siūlo unikalų ir aukštos kokybės produktą. Dėl specialios fermentacijos metodo ir kruopščiai atrinktų ingredientų galite pasikliauti grinų, natūralių ir veiksmingų produktų visiems, kurie nori aktyviai palaikyti savo sveikatą. Taigi, jeigu ieškote gero produktus, kurį sujungia ir tradicijas, ir naujoves, tai galiu jums pasiūlyti, kad būtinai kiekvieną dieną naudoti ir turėti pas save namuose tą būtent produktą numeris 1 fermentuotą sultį noni. Ačiū labai. Labai ačiū Jums už pristatymą, labai buvo įdomu paklausyti.